Gerą dieną, žiūrovai. Kokią šiandien mes temą panagrinėsim? Pašnekėkime apie tachografo maksimalų greitį. Gal neteisingai pasakiau, gal apie greičio limitą. Ne greičio limitą, net iš tikrųjų reikia pasakyti, gal apie maksimalų greitį, kurį fūra važiuoja, jis kažkaip ten prie tachografo pririštas. Ką tai reiškia? Kai tipo spidometras, pavyzdžiui, rodo 90, o GPS-as rodo, kad ten važiuoja 8.6, pavyzdžiui, 8.7, 8.6, daleiskim. Aišku, tas priklauso ir nuo susidėvėjusių padangų, ir nuo kalibracijos. Kas dirba, furistai žino visą šitą reikalą, savininkai firmų žino ir taip toliau. Tai va, čia tokia istorija buvo, kuri prasidėjo po Brexito, kai iš Anglijos išvažiavo daug užsieniečių vairuotojų, ten turbūt gal daugiausiai Lenkų išvažiavo iš Anglijos, ryšiam su Brexitu, ir atsirado ne vien Lenkų išvažiavo, ir lietuvių išvažiavo, aišku, daug tautybių išvažiavo. Ir atsirado šitam transporto sektoriui vadinamam daug vairuotojų trūkumas, toks gan didelis, net sakykime. Tai va, ir ką, ir Anglijos valdžia, kaip mes sakam, governmentas, mes tie, kurie čia Anglijai gyvena, ne? Governmentas jisai padarė, nežinau, ne bandomąjį laikotarpį tokį, gal aš jum nenoriu prikalbėti, nes aš nelabai domiuosi dėl to, kad aš teisės turiu, tai aš šitą programą nesinaudoju. Kokia esmė? Esmė yra ta, kad labai trūko vairuotojų, buvo internete rašyta, kad kariuomenės vairuotojai ateis biškį ten padėti kažkuriuose firmose ar su savo vilkikais, ar vežiot krovinius, ten gal su šitais po prekybos centrus, sakykim taip. Aš net nežinau iš tikrųjų, nes niekad neieškau tokios informacijos. Bet, kreipsis, kadangi vairuotojų buvo trūkumas, kreipsis į kariuomenę, bandys kažkiek žmonių gauti, kad padėtų ten krovinius išvežioti, nes stoja viskas tuo metu ten, kada čia buvo 20-ais, 21-ais. Governmentas nusprendė, kad reikia leisti išsilaikyti teisės vairuotojam, tie, kurie turi B kategoriją, ne? Iš karto į fūrą. Ir kažkaip ten gal nuo 20 metų ar nuo 21, dabar bijau sumeluoti. Jo, tą padarė, nes čia aš vis dar dirbu tam pačiam darbe beje. Buvo, kiek dabar jums čia pasakyti, 3 žmonės gal, 4 net. Vienas iš tų Lenkas yra, kurie šitą programą pasinaudoja, aš nežinau, aš čia teisingai išverčiu. Gal programa, tabonė programa. Tai va, kai iš B kategorijos, jie šoko į E kategoriją iš karto. Kas šiaip realiai, tai apie patirtį kažkokią ten klaidas, nugrybavimus ir nepatirtį nėra ko šnekėt. Dėl to, kad jie net su C kategorija nevažinėja, bet jų situacijai čia labai geras variantas gavosi jiem dėl to, kad galbūt ir išsilaikyti buvo lengviau. Pirmas dalykas, antras dalykas, aišku, alga didesnė. Tai va, tai prie to paties tada pabaigsiu šitą istoriją ir papasakot apie šitos naujus kietus vairuotojus tarp kabučių. Kitoj firmai, jie ten, pieno fabrikas yra. Su tokia vienu rumūnu šnekėjau, bet rumūnas jisai savo teisės turėjo, ne pagal šitą programą išsilaikęs. Vienu žodžiu, taip sako, apie avarijas kažkaip pradėjo ten šnekėt, kiek pas juos ten visokių bairių čia būna visur, vienu žodžiu paskis taip. Kol nebuvo tų naujų vairuotojų, kurie iš B kategorijos peršoko į E. Sako, būda ten per metus 2-3 avarijas kokias. Bet kai prikepė, prištampavo tų naujų vairuotojų,
Tai sakė, po 2-3 savaitę prasidėjo. Tai buferiai nudaužyti, tai veidrodžiai nudaužyti, tai priekabas kažkur užkabintos, ten šonai nubraukyti, vienu žodžiu. Ir jisai darė, nežinau kaip čia pasakyti, važiavo su vienu anglu, kuriam buvo, jį priėmė į darbą, ne rumūną, bet anglą. Ir būna ten kelias dienas, savaitę, 2 savaitės duoda kartu pavažinėti su antru vairuotojim, kad tas paaiškintų, kur važiuot, kaip važiuot, šiaip pažiūrėtų, kaip jis ten gaudus už vairą. Tai sakė, iš karto anglas pradėjo jam aiškinti, tu čia man neaiškink. Ten tas bandė paaiškinti, važiuojant kažkur nuo kalno, kad šitą kalnų stabdė, retarderį jungti, vienu žodžiu. Jam net neegzistuoja tam anglai, nei tokie kalnų stabdžiai, vienu žodžiu. Tai ir žvengė tas rumūnas, ir pakraupęs buvo, sako, diskai raudoni, blemba, dūmai rūksta jau. Tai pats, aišku, buvo išsigandęs, galvo, kai jį ten užmuš, nes nuo kažkokio kalno važiavo, ten status aš ten irgi esu važiavęs, ir jeigu pilnai krauta priekaba, ten, tebūnė apie 40 tonų dar, sakykim, tai sakė, aš jau galvoju, kad jau ten geruoja čia nesibaigs. Tai va, vienu žodžiu, sudėtinga. Daug tų kliauzų pridarė. Ar dar vis tebevyksta ta programa, nežinau, nes jau čia turbūt, dabar 24 metai yra. Gal jis ten, governmentas laikinai buvo padaręs tą galimybę. Gal dar vis vyksta, nežinau. Tai va, tai čia tokia neįžanginė, bet tebūnė susiję su tai. Apie ką čia ta tema šiandien turėjo būti? Tema yra tokia, kad aš jau pastebėjau, ir iš to, ko aš pastebėjau, vienoj firmai aš pats dirbau beje, ten buvo mašinos pririštos prie 85 km/h. Ir aš esu pastebėjęs, kad būtent tos firmas vilkikai pradėjo greičiau važinėti. Greičiau, tai ką greičiau? 90. Tai apie tą firmą galiu pasakyti garantuotai, dėl to, kad, kaip sakiau, pats aš ten dirbau. Ir kita firma dar irgi matęs, kad vilkikai pradėjo važinėti irgi 90, nebe 85. Tai vat gal čia dėl to, nežinau ar dėl to, bet gal susiję, kad tų vairuotojų trūksta vis dar. Gal ne tiek trūksta, kažkiek ten nemažai ten tų naujų vairuotojų atsirado, kurie iš B kategorijos į ją perėjo. Bet vienu žodžiu, gal ir su tuom susiję, nežinau. Aš labai nenoriu aiškinti iš tikrųjų, nes aš nebūsiu blogas žmogus, aš nebūsiu savanaudas ar kažkoks ieškantis naudos. Aš tiesiog, pasakykim taip, bus reikalas, galbūt kada nors iš savo patirties paaiškinsiu, kodėl aš daryčiau kažką arba kodėl aš kažko taip nedaryčiau. Bet pridėsiu pabaigoj tokį trumpą epizodą ir ten pamatysit, pas mus yra irgi kelios mašinos, kurios važiuoja biškį greičiau. Aš labai nesigilinu, nes transporto ofiso nėra prasmės klausti, arba jie nežinos, arba jiem neįdomu, arba, vienu žodžiu, mes šitoj situacijai nesigilinam. Tai va, bet tas epizodas, biškį kamerą patrauksiu. Labai jau žiūri, paskui pamatys. Tai va, kadangi tas epizodas buvo filmuotas anksčiau biškį, negu aš filmuoju vat šitą, tik epizodas prikabintas į šitą pabaigą. Nebepasakysiu tiksliai, ką aš ten kalbėjau, gal ten kažkur kažkas pasikartos, bet vienu žodžiu yra kelios mašinos, kurios važiuoja gan greičiau, kas ir kartais labai praverčia, kai reikia lėčiau važiuoti, aišku, tada jau kenkia, bet yra. Tai va, tai ką, šiam kartui apie greičio šito limito pakelimą tiek galbūt.
gal bandžiau paaiškinti savais žodžiais, nežinau, gal aiškiai paaiškinau. O reziumė koks, tai bosas sprendžia pats. Ar jam ten lėčiau važiuot, ar jam ten greičiau važiuot, bet aš sakau, pabūsiu savanaudis ir šito nekomentuosiu, kodėl aš daryčiau taip, jeigu aš turėčiau savo firmą, ir kodėl nedaryčiau taip, ir kas būtų pas mane ir ko nebūtų. Tai va. Nu tai ką, tai tada aš ir baigsiu šitą notą, nežinau, ar tinka tas žodis, šitą trumpą epizodą šiandien. Ir susitiksim iki kitą kartą. Čiau, čiau, čiau. Nesirkit. Nu ką, gerbiamieji, su vėjeliu lekiam šiandien. Gavau mašiną tokią, ypatingą tarp kabučių. Čia kaip ir pasižiūrė, normaliai viskas. 90 greitis, pas mus beveik jos visos 90 važiuoja, viena kažkokia yra 8-9 ant spidometrą. Apsukos pasidaręs, kad rodytų likusi vairavimo laiką. Kada darbas baigęs, 4 valandą ryto turi baigti čia. Riedėjimas šitas, čia nesvarbu, kuras sąnaudos. Bet va čia ką rodo. Kadangi Anglijoje leidžiama 96 važiuot kilometrais, kas nežinojo, žinokit. Bet GPS-as tai rodo 93, 94, šiaip 95 gan dažnai rodo. O šitas dalykas tai man patinka. Taip kažkaip. Kaip sako, jeigu važiuot, tai važiuot. Tai ačiū uždėmesi.